pradėkit gal, gerbiamas architektė, gal pats įvardinkit išėjimo pagrindinės priežastis iš savivaldybės. Oficialiai išėjimo iš savivaldybės priežastis yra bendru sutarimu, kaip išmokant valstybės tarnautojo kompensaciją už ištarnautą valstybei laiką. O reali priežastis yra, kaip administracijos direktorius įvardino, nesutarimai daugeliu klausimų. Tai jis tik tai tų klausimų neįvardino, bet visi klausimai esminiai yra nesutarimai ir nesusikalbėjimai dėl miesto vystymo, planavimo ir organizavimo. Dėl kurių sprendinių, būsimų sprendinių jūs turėjot, kuriuos turėjot atstovėti ir kuriuos pavyko atstovėti ir dėl kurių užsitraukėt nemalonę administracijos vadovybės savivaldybės? Tai tas sprendinys, kurį, sakysim, pavyko atstovėti, tai būtent Birutės ir Margio sankryžos aplinkos funkcinė zona, kuri mero pageidavimu turėjo būti iki 5 aukštų daugiabučiai leistini, o aš tam pasipriešinau, idant išsaugoti to vertybinio kvartalo esančią būklę, kiek įmanoma. Tai čia buvo, manau, kad pagrindinė priežastis. Jūsų priežastis turbūt išėjimo iš darbo yra grinai nesutarimai su pačiu meru Cesiuliu, taip? Ar galite atvirai pasakyti? Ar su taryba? Ar čia buvo tarybos sprendimas? Ne. Čia buvo grinai mero sprendimas, kad jūs turite išeiti, taip? Manau, kad taip. Man tą sprendimą įgarsino administracijos direktorius. Tai jūs galite pasakyti, ką jūs blogai darėt? Kokias priežastis išvardino, ko jūs nedarė? Jūs turėjot kažką suplanuoti kitaip? Ar čia Cesiulio norai? Matot, aš šitą klausimą ko gero negalėsiu atsakyti. Žiūrėkit, aš šitą klausimą ko gero negalėsiu atsakyti. Čia reikėtų paklausti mero, ką aš blogai dariau, kad jis nusprendė, kaip čia, bendru sutarimu, lydekai paliepus man panorėjus, man išeiti. Čia meras turi atsakyti tą klausimą. Jums kaip buvo įvardinta? Kas jums buvo pasakyta? Man konkrečiai tiesiai šviesiai administracijos direktorius pasakė, Arūnai, atėjo laikas mums atsisveikinti. Kadangi aš tą įtariau ir žinojau, kad tai bus, jau po pirmo pasipriešinimo 5 aukščiams Birutės ir Margio gatvių sankryžai, žinojau, kad tai bus, kai tik tai suras kitą architektą, kuris tą poziciją galės užimti. Tai man nebuvo jokia naujiena. Jūs kelis kartą akcentavot, taip, administracijos direktorius priima, atleidžia į darbą, administracijos direktorius yra planavimo, bendrojo plano organizatorius ir taip toliau. Bet jūs kalbėjot, kelis kartus akcentavot, kad vis dėlto mero buvo tokia valia, kad jūs neliktumėt šitose pozicijose. Kuo jūs galėtumėt pagrįst šitą? Na, aš atsiprašau, dabar galbūt pasakysiu daugiau negu dėrėtų. Aišku, naivumas yra, skaito išmintingi žmonės, brandos požymis, bet nebūkime mes tokie brandus. Administracijos direktorius Gintaras Rakaitis šiandien nesprendžia nieko. O kas sprendžia? Sprendžia meras. Administracijos direktorius, kai nežino, ką atsakyti, sako, aš pagalvosiu. Išvertus į žmonių kalbą, tai reiškia, aš paklausiu mero. Daugiau tą temą aš nieko nenoriu pasakyti. Aš atstovavau viešą interesą, aš rūpinausi miesto teisingų vystymų, rūpinausi išsaugomais dalykais, kurie yra tikrai vertybė. Jeigu konkrečiai apie tą kvartalą Birutės Margio, tai tokio kvartalo Lietuvoje daugiau nėra. Niekur galiu atsakingai pasakyti. Tai yra unikalus dalykas, bulvarinių gatvių kvartalas išlikęs. Yra poroj vietų prigadinta pastatyti 5 aukščiai, bet tai yra sovietinis paveldas. O visa kita yra gerai. Ir mes negalim tęsti tos blogos tradicijos, statyti toliau 5 aukščius ir gadinti tą žmogišką mastelį ir tokį kvartalą.
Vilmantas Dunderis ten veda turistus parodyti. Nes Alytus, kaip bebūtų, antro pasaulinio karo metu ir sovietmečiu po to buvo apgriautas, išnaikintas pakankamai smarkiai. Mes labai mažai turim išlikusių vertingų dalykų. Ir tas kvartaliukas yra be ne vienintelis. Dar šalia buvo dar vienas, kur dabar yra Varėnos gatvė, vat ten taip pat buvo bulvarinis kvartalas suprojektuotas tarpukariu. Tas jau nebeišliko, gatvės išlygintos. Iš šito sugadinta Pulko gatvė, kuri taip pat buvo bulvarinė, visa kita išlikę. Ir tą mes turim saugoti. Čia yra, jeigu iš architekto pozicijų žiūrėti, tai yra šventa vieta. Tai manau, kad stengimasis išsaugoti tokią poziciją, tai yra teisingas požiūris ir teisingas mano kaip vyriausio buvusio, sakau vyriausio architekto, nes funkcijas vykdžiau. Darbas. Taip. Ir aš nieko daugiau nepadariau tokio blogo miestui ar savivaldybės gyventojams, už ką mane būtų galima atleisti iš darbo kaip vyriausią architektą. Kodėl toks noras buvo statytos 5 aukščių? Negaliu aš atsakyti, nes ne mano noras, bet Kam jų prireikė? matot, yra toks vienas, žiūrint iš verslo pozicijų, jeigu modeliuojant situaciją, tai aš verslininkus netgi labai suprantu. Alytaus mieste statybų savikaina nieko nesiskiria nuo Vilniaus arba Kauno savikainos. O parduodamo ploto kaina 1 kvadratinio metro yra ženkliai mažesnė. Ir statyti daugiabučius namus statybininkų gatvės gale yra didelė rizika, nes tiesiog tu nieko neuždirbsi. O šitos pozicijos yra vietos tokios, kur jeigu ten neatsiras daugiau 5 aukščių, o tik tai tie 2, kurie buvo planuoti ir prašyti pakeisti, tai labai gera vieta yra nekilnojamo turto dislokacijos atžvilgiu. Brangius butus ten nupirks. Tai yra lieka didesnis skirtumas tarp savikainos ir pardavimo kainos. Todėl aš verslininkus labai gerai suprantu. Bet yra dar ir kitos vertybės, yra kiti dalykai. Viską sprendžia vienas žmogus ir jūs, kaip sakote, dirbote sąžiningai, neturėjote jokių nuobaudų, tačiau dėl vieno žmogaus norų ar įgeidžių buvot pašalintas iš pareigų. Ar jūs nežadate kreiptis į Seimo antikorupcijos komisiją, kuriai nurodytumėte visas priežastis, dėl ko jūs buvote pašalintas iš pareigų, nes tai galbūt pasitarnauti ir kitoms savivaldybėm, nes kaip šiandien matome iš jūsų pasakojimo, tai yra atviri vartai korupcijai. Reikia įsiaiškinti, kodėl buvo nuspręsta statyti. Galbūt meras turi kažkam atidirbti už rinkimus, galbūt kažkam buvo pažadėjęs paramą. Ar jūs nemanot, kad čia būtent pirmieji korupcijos žiedai yra Alytuje? Ir jeigu jūs ramiai taip pabaigsite savo kadenciją, tai iš tikrųjų jūs nepasitarnausit šalies teisingumui. Visų, ne tik alytiškių. Jūsų pavyzdys aiškiai tai rodo, kad savivaldybių merai daro, ką nori su žmonėmis. Juolab kaip jūs sakote, su vyriausiu architektu. Jūs puikiai suprantat, kas atsitiko. Teisybės dėliai turiu pripažinti, kad turėjau nuobaudą, kuri vadinosi pastaba. Ir pasakysiu priežastį. Tai yra, kai aš pirmiausia kreipiausi į Lietuvos architektų rūmus dėl regioninės architektos tarybos klausimo sprendimo oficialių raštų, kurį pasirašo administracijos direktorius. Direktorius to rašto nepasirašė ir tą kreipimąsi anuliavo. Tada, kaip vyriausiasis architektas, aš turiu teisę tiesiogiai kreiptis į rūmus. Nes, žinot, kaip yra, vis tiek yra žmogiškas faktorius. Ir man bent jau galvojau, kad galbūt turės įtaką jų sprendimui. Aš buvau tikras tuo, bet reikėjo užtvirtinimo iš kitų profesionalų, kompetentingų žmonių, kad tai aš esu tikrai teisus, protestuodamas prieš tos 5 aukščius. Tada aš pats kreipiausi tiesiogiai į Lietuvos architektų rūmus, mūsų skyriaus, raštu, kad regioninė architektų taryba svarstytų tą klausimą. Regioninė architektų taryba nusprendė svarstyti, jiems tai pasirodė aktualu ir išsiuntė kvietimus administracijos direktoriui, man ir dar kažkam, beros dabar neatsimenu,
kvietimą dalyvauti toje, reiškia, posėdėje tarybos. Aš parašiau prašymą komandiruotę, administracijos direktorius neišleido manęs į tą komandiruotę. Tada aš parašiau prašymą tuo metu pavadavusią skyriaus vedėją, sveikatos klausimais tą dieną pasimti, nes valstybės tarnautojas turi teisę pagal įstatymą. Ir aš sutapatinau važiuodamas pas medikus į Kauną, kadangi laikai priėmimo pas gydytoją nesutapo su ta komisija, aš dar šalia nuvažiavau ir į tą posėdį tarybos. Tai už šitą saviveiklą buvo, reiškia, pareikšta pastaba, tarnybinio patikrinimo rezultatas. Tai pastaba buvo, bet paprastai už tokius dalykus neatleidžia iš darbo. Tai čia toks įvyko nesusipratimas, bet jau kadangi aš pats iniciatyvau ir prašiau regioninę architekto tarybą įvertinti visą šitą procesą, tai negalėjau nedalyvauti, nes tai būtų pasirodę jau visiškas nachališkumas. Tiesa, trečią asmenį prisiminiau, kvietė bendrojo plano rengėją tarybą taip pat į tą posėdį. Ir posėdžio rezultatas akivaizdus buvo vienbalsiai ir su rekomendacijom steigti tam kvartale dar ir urbanistinį draustinį. tą, ką bendrasis planas ir siūlė nuo 2004 metų. Tai tiek, o dabar į tą, kaip jūs siūlot, reiškia kreiptis į Seimo antikorupcinę komisiją, nesikreipsiu aš į Seimo antikorupcinę komisiją, nes iš esmės aš negaliu, neturiu nei įrodymų, visą tai, ką aš galiu pasakyti, tai yra mano asmeninės prielaidos ir tai nėra pagrindas ieškoti teisybės. Iš tikrųjų nesutapo, kaip administracijos direktorius pasakė, požiūris į daugelį klausimų ir tas įvyko bendru sutarimu. Tai kaip ir nelabai yra čia ko kreiptis, o dabar kokios susidaro išvados dėl viso šito proceso, tai kas jau kokias nori, tas tokias turbūt pasidarys. Negaliu nieko konkrečiai sakyti, nes nieko nežinau. Kokie motyvai buvo mero taip aktyviai stumti tuos 5 aukščius tame kvartale. Gal tikrai norėjo vystyti miestą. Bet tai būtų buvę neprofesionalu. Ir aš su tuo susitaikyti negalėjau, tai ir viskas labai paprasta. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.